logiškai maitinantis dar reikia valyti organizmą? Ir Mina, pagalvokim logiškai. Mes gyvenam name. Vieni namą valo kiekvieną dieną, kiti valo kartą į savaitę, kiti kartą valo namus kartą į metus. Ir mes puikiai žinom, kaip tie namai atrodo. Mūsų kūnas yra sielos namas. Tai jeigu mes valgom, vyksta virškinimo procesai, vyksta įvairūs cheminiai procesai, biologiniai procesai, lieka atliekų. Tai paklauskim savęs, ar reikia valyti organizmą. Aš 100% už išvalytą organizmą ir švaros palaikymą. Ir kaip aš darau, aš 6, sakysim, dienas maitinuosi, o 7 dieną geriu vandenį, geriu sultis. Įvairių būdų yra, bet netgi žaliavalgiaujant, aš įsitikinus, jog organizmą reikia valyti. Taip. Nes, kaip sako, žiūrėkit ir židinį, jeigu malkos gali būti ir aukščiausios kokybės, ar ne, jos vis tiek sudega palieka pelenus. Lygiai taip ir su maistu. Mūsų skrandis kaip židinys, kaip ugnis, visą ką suvirškina ir pašalina, vis tiek lieka nuosėdos. Ir tos nuosėdos kaupiasi, jeigu mes jų nevalom.